Na ką, labukas, jau 100 metų ir vėl, aš vis taip kas 100 metų išlendu. Na ir gavau jetus, kaip seniai nekėliau nieko į YouTube. Ir dabar gavau daug siuntinukų iš Vintedo. Ir gavau prie to pačio, išlysiu pasisveikinti. Ir parodysiu, ką užsisakiau iš Vintedo. Dabar dažniausiai perkuosi viską iš Vintedo. Įlendu šiaip kaip į kokį Instagramą pasižiūrėti ir varai ir vis randi ką nors įdomaus. Na, taip pat turiu aš ten ir savo parduotuvėlę, bet jinai tik tai Anglijoje galioja. Nes kas klausėte, pavyzdžiui, parašo, kad Evelina, kaip rasti tavo parduotuvę, tai kas iš Lietuvos jos nerodo, nes esu Anglijoje prisiregistravus angliškai prie Anglijos ir gaunasi, kad tik tai mato tie, kas Anglijoje yra. Tai va. Jeigu kas esat iš Anglijos ir norit pažiūrėti, tai yra mano parduotuvė Evelina Braškė Vintede. Kviečiu užsukti, pasekti, parašyti man, tada aš jumis paseksiu. Tai va, vieni kitus palaikom. Na ir dabar parodysiu, ką užsisakiau. Pasiėmiau žirklės, žiūriu, pamiršau. Tai va, na, tokių smulkmenėlių čia, kur užsisakau, tai gal net nerodysiu greitai, gal visokie žiedeliai įdomus. Keisti. Man dabar toks maksimalizmas užėjo. Aprangoj, kad visko daug, visko keisto, spalvų norisi, tai žodžiu, tokių visokių pirkinukų. Čia tokie gražus One Button žiedeliai. One Button dabar labai patinka kosmetika, ne kosmetika, kosmetikos iš vis nenaudoju ir dabar net nepasidažys, labai retai kada dažausi. Papuošalai, papuošalai One Button pradėjo labai patikti, tokie paprastučiai, įdomu, nepaprastučiai gal kitaip pavadinti. Vienu žodžiu, jaukus, faini, nagų nenoriu rodyti, nusiėmiau, dabar darže kapščiausi kieme prie gėlyčių, tai visa, jo, na bet nieko. Gyvenimas, ne? Ir čia tokie visokie dar pakabučiai ir auskariukai, va, faini. Tai čia yra One Button. Irgi įeinu į Vintedą, specialiai užrašau One Button ir žiūriu, ką man meta, kokius papuošaliukus iš ten. Taip, na ir dabar kimbam į didesnius. Taip. Čia tokį, va. Maišą parsinešiu. Taip, kažką turiu. Lupam pirmą ir žiūrim. Štai toksai švarkelis. Toks, sakau, nestandartinis. Čia toksai kaip tie karininkai Anglijos, kieno tokiais rengėsi, ne? Tai va, rudeniui prie odinių kokių kelnyčių. Fainai turėtų būti. Nors ir prie sijonuko juodo, prie ilgų batų ar šiaip, kažkaip įsivaizduoju, kad turėtų būti gražu. Tai va, čia toksai. Tai štai tokį. Čia, manau, bus rankinė. Kur aš žirklės pasidėjau? Čia bus rankinė pagal kietumą. Žiūrim, kieta minkšta. Taip, rankinė, šitą atsimenu iš Irregular Choice, atrodo šitas, jo. Tokia klač, rankinė, ryški, man, kaip sakau, patinka dabar spalvos, toks maksimalizmas užėjo. Yra ilgesnė rankina, yra toksai, kad tik prisisegus ir man labai patinka tos vidus tie. Būna gėlėti dar visokie. Turiu dar jo parodysiu irgi. Ką dar užsisakiau praeitas dienas iš Irregular Choice. Truputį, ne viską čia dabar ką atsinešiau. Tai va, tokia. Toliau. Vėl rankinė. Vėl rankinė. Tadam. Tai, oi, kiek bus šiukšlių. Štai toksai rankinukas. Betty Bob. O dėl šito paveikslėlio ėmiau, kur nors pritaikysiu.
toksai įdomus, vintažinis atrodo, tai už tai patraukė mano dėmesį. Taip, čia kišenytės yra. Ne, vidui. Štai taip. Gal jums matosi, nežinau. Nu, vienu žodžiu, fainas. Šitas. Toliau. Tokių čia keistesnių dalykiukų parodysiu. Taip. Čia gal kokia suknytė bus, nes minkštas. Jau reikia nesudraskyti maišelių, kad perpakuočiau. Kai perka, tada panaudoju tuos pačius maišelius ir labai gerai. Taip, kas čia? Suknytė. Dabar neišeis visos parodys gal. O va tokia. Tokia 50-ųjų atrodo. Taip. O, prie mano šitų petnešių, prie mano musmirių tinka. Ir jo. Tokia užsidedi, vasarinė tokia. Nostalgija. Čia nais kokie gražus tie. Čiučiu. Apačia taip. Tai va tokia ir ta medžiaga gera. Tokia natūralesnė. Šitokia suknytė. Tada darėme nusintinuką. O čia nežinau, čia galvočiau, apgavo mane tokį lengvutį kažkokį kietą įdėjo, bet galvoju bus klačias arba piniginė. Tikriausiai. Nes iškart kai paėmiau paliečiau, tai galvoju, kas čia, aš nieko tokio neužsisakiau, kažkoks metalas. Tai pažiūrėsim, kokią čia metalą jaučiu. O, pažiūrėkite, tararararam, meno kūrinys. Kaip fainai, kaip gražu. Čia taip iš šitos pusės, o iš čia taip, matosi, ne? Karoliukai tokie gražučiai, mažučiai visokie. Ir va toks senoviškas užsegimas prikolnas ir vidui štai taip. Tai va irgi toks. Klačias, piniginė, fainai labai. Taip, jaučiu rankenas, tai reiškia vėl rankinė. Kažkokia šilta. Jau param. Štai tokia rankinė. Čia jau žiemai, nes šilta ta Vilnos medžiaga, čia va megzta. Jau žiemai tokia, fainai rudenį. Ir talpi labai, tai labai fainai. Mėgstu tokias, kur visas gyvenimas telpa. Tai va čia nais. Tokia. O, jėtus, kokia faina, negaliu. Kaip jums? Tiririm. Jo, parašykit komentaruose, kas patiko, kas nepatiko. Pabendraujam, seniai nebendravom. Taip, ir kita pakuotė ir siuntinys taip pat tašė. Ir tai yra štai tokia su Marilyn Monroe. Čia tokia tos dirbtina oda. O čia nais medžiaginė Marilyn Monroe. Štai tokia. Ir žiauriai talpi, žiauriai. O, kokio dydžio. Visą mano gyvenimą susikraut. Ir varyti. Irgi labai gerai ir darbą, ir šopintis, ir sportuoti eiti labai gerai. Punkščia, viskas telpa, susidėlis, tokia galiu ir sportą eiti. Ha, super duper. Tai va, tiek. Ai, dar vieną rankinuką. Čia nais manęs klausia, kai pasidalinau video. Befilmuojant išsijungė telefonas, aš čia pasižiūriu geriau, žiūriu, jau net nefilmuoja, tai nežinau, gal 10 minučių praėjo. Tai žodžiu apie šitą rankinę. Įdėjau ar Instagramą, ar į TikToką video ir paklausė manęs, iš kur šitą rankinę. Tai šitą vieną nusipirkau iš Sheino, nes man reikėjo prie mano ryškios geltonos, turi žalią, tokias maikutės ir man reikėjo tokių spalvų ryškių rankinės. Tai va, pigiai ir ryškių spalvų prisidėti labai gerai. Tai va, kartais iš Vintedo dažniausiai perku, bet kada kažko tai trūksta ir paįvairinimui galiu ir nusipirkti iš, pavyzdžiui, Temo, iš Sheino irgi. Užsuku pasižiūrėti kokių dalykiukų.
Na ir dar ką šiandien, tai dar du siuntinukai. Tai pažiūrėsim. Taip, viena suknytė, jau matot, raudona gėlėta. Kium. Irgi tokia 90-60. Tokia rami, bet raudona labai rami, bet vienu žodžiu tokio pasivimo tokia tvarkinga suknytė. Damutė tokia, kad būti ramiai, ne Lelele. Tai va toks kalneriukas. Tokia ir štai tokia. Irgi turėtų būti labai fainai. Gerai. Toliau žiūrim. Štai čia. Čia yra batai ir tuo aš pasiruošiu dar kitus batelius ir dar suknelį į rankinę parodysiu, kur vakar gavau. Nu, atsinešiau. Dar, ką vakar gavau parodysiu. Na, o dabar plėšiam štai šitą. Čia yra batai. Jau žinau, batų dėžė, kaip matau, kaip jaučiu. Tadam! Ir čia yra irgi Irregular Choice bateliai. Wow! Štai tokie bateliai. Labai faini, man iš vis dabar Irregular Choice taip patinka. Čia ne vieninteliai bateliai, dar parodysiu vienus. Tai štai tokie. Jūs pažiūrėkite į kabliuką. Nu, meno kūriniai. Ir visiškai beveik nauji, mažai nešioti, pažiūrėkite dar padai kokie. Ir kai aš perku, tai taip iki 20 svarų. 15, tai va irgi jie nedaugiau negu 20 kainavo. Gal kokį 15, 16 šitie bačiukai. Bet pirkau šitus bačiukus pas vieną pardavėją. O, tuoj parodysiu. Pas kitą pardavėją pirkau tokį rankinuką klačią prie tų batelių, nes pas šitą, kur turėjo šitą rankinę, bateliai buvo 5 arba 7 dydžio. Žodžiu, vienu ar per mažai, ar per didelį, nepamenu. Tai mano 6, tai nepirkau, o nusipirkau iš kitos. Na ir pažiūrėkite. Tadam! Argi ne fainai, ką? Tai va toks rankinukas ir vidus. Irgi Irregular Choice. Ir tas barchatas, kaip ta medžiagytė čia nais. Ir tokia ryški. Ach, dzin, kad nieks nemato, dzin, kad nieks nežinau, bet aš žinau. Fainai labai. Tai va, šitų tai, kai pamačiau, jo, sakau, reikia man. Taip, ir dabar dar iš Vintedo štai tokią rankinę Kate Kitson. Nu, jūs žinosit, kaip aš neištariu. Kaip jinai čia. Daug matau jos rankinių šitos firmos yra. Irgi labai talpi, žiauriai. Ir tokia vat patogi. Turim. O dabar žiūriu net. Dotai visur. Gerai, na ir dar ką noriu parodyti. Tai dar yra štai tokie Poetic Licenze iš Londono. Žinot, kas žinot šitą firmą. Irgi Irregular Choice. Ir va, tokia dėžutė. Ir pararam. Čia yra bateliai. Na, jie jau šiek tiek daugiau padėvėti. Bet irgi tokie. Katu, na. Ir kulnas štai toksai. Ir šitus, sakau, visai vada tokią suknytę turiu. Irgi pasiėmiau iš Vintedo. Dar prie tų visų tokio pačio stiliuko. Tokia. Paprastute, trumpom rankovytėm. Taip, čia dar toks dirželis plonas, truputį ilgesnė, žemiau kelių. Irgi tokia damutiška. Ir štai tokia plazdenanti. Tai va, labai fainai, labai džiaugiuosi. Ir va, jos tokios visokios panašios tos suknytės, tokios stiliaus, to kirpimo, čia platėjanti ata forma.
Štai taip, atrodo, viską parodžiu. Tai va. Tokie pirkinukai. Sau ką veikinėjau, kada nedirbu, tai gaminu auskarus, gaminu apyrankės ir, pafilmuoju kai kada ir dažniausiai neįkeliu, bet pafilmuoju už tai. Ir žiūrinėjusi Vinted Depopą ir ieškausi kokių perliukų tokių. Tai va. Smagu, kas peržiūrėt, parašykit komentarą, kas patiko, kas nepatiko, kas nematėt manęs, pasiekite, pradėsiu kelti daugiau filmukų, dažniau rodysiuos, taip pat esu TikTok'e, irgi Evelina Braškė, taip pat yra dar mano ASMR lietuviškai kanalas ir TikTok'e yra ASMR lietuviškai. Tai va, kam patinka ASMR, galim ir ten draugauti. Na ką, visiems geros dienos ir iki.